Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Rusijos federacijos. Čia pasikartojantis bepiločių atakos smūgiai į svarbiausią kuro infrastruktūrą verčia naftos perdirbimo gamyklas ir jų apsaugos komandas ieškoti improvizuotos gynybos. Nukopijavę sprendimą iš Ukrainos, jie pradėjo bandyti perėmimo dronus, tačiau viena vidinė taisyklė gali nulemti, ar tai iš tikrųjų veiks. Rusijos oro gynyba aplink perdirbimo gamyklas susiduria su sunkumais, o žala sparčiai auga, daugiausia dėl to, kad žemai skrendantys Ukrainos dronai sumažina aptikimo laiką ir išnaudoja paliktą trumpą langą, per kurį Rusijos gynėjai gali aptikti ir sureaguoti. Kadangi perdirbimo gamyklos veikia kaip glaudžiai integruotų pramoninių grandinių dalis, žala distiliavimo bokštams, katalizinio krekingo įrenginiams ar didelėms kuro saugykloms gali priversti stabdyti platesnį gamybos procesą dėl saugumo patikrinimų ir remonto. Todėl net jei įprasta oro gynyba perima dalį atskrendančių dronų, vienas vis tiek gali praslysti ir padaryti neproporcingai didelę žalą. Dėl didžiulio sėkmingų Ukrainos atakų skaičiaus perdirbimo gamyklų operatoriai ieško sprendimų vietinių lygių, nes Rusijos oro gynybos sistemos yra ribotos ir daugiausia sutelktos ties fronto linijomis bei didžiaisiais miestais, palikdamos daugelį pramonės objektų be tinkamos apsaugos. Todėl daugelis naftos kompanijų svarsto perėmimo dronus, kurie skiriasi nuo brangių raketinių sistemų tuo, kad remiasi mažais bepiločiais orlaiviais, fiziškai persekiojančiais ir smogiančiais atskrendančiam dronui už gerokai mažesnę kainą. Šie kompaktiški ranka paleidžiami modeliai yra svarbus, nes juos galima laikyti objekte ir greitai panaudoti apmokytiems darbuotojams, taip užtikrinant geresnį reagavimo laiką. Potencialus sprendimas, gimęs iš būtinybės, stumia kritinės infrastruktūros gynybą link improvizuotų priemonių, kurias organizuoja perdirbimo gamyklų apsaugos komandos ir regioninės valdžios institucijos, o ne vieninga valstybinė karinė programa. Idėja yra įdiegti perėmimo dronus kaip papildomą paskutinį gynybos sluoksnį prie jau esamų priemonių, tokių kaip stebėtojai, kamerų tinklai aptikimui ir elektroninis trukdymas. Pavyzdžiui, trukdymas gali sutrikdyti kai kuriuos dronus, tačiau išlieka nepatikimas prieš tuos, kurie naviguoja autonomiškai, todėl perėmėjai yra bandomi kaip patikimesnė priemonė sustabdyti dronus, kurie prasiskverbia pro ankstesnius sluoksnius. Tačiau Rusijos karinė biurokratija blokuoja sprogmenimis pagrįstų perėmimo dronų naudojimą už griežtos vadovybės kontrolės ribų, nes jie klasifikuojami kaip amunicija, kuriai reikia reguliuojamo sandėliavimo, apmokytų operatorių ir oficialaus leidimo, kurio dauguma perdirbimo gamyklų apsaugos pajėgų neturi. Pareigūnai taip pat nerimauja, kad nesėkmingas perėmimas gali numesti sprogmenį netoli civilių teritorijų ir sukelti papildomų problemų. Kadangi nauji ginklai turi pereiti kelis patvirtinimo sluoksnius gynybos ministerijoje, tai, ką galima greitai pritaikyti kaip sprendimą, dažnai lemia biurokratinės taisyklės, o ne techninis efektyvumas, taip apribojant Rusijos galimybės atsakyti į kasdienės Ukrainos dronų atakas. Norėdami apeiti šios apribojimus, operatoriai pereina prie civilinės klasės perėmimo dronų, kurie neturi sprogmenų ir gali būti klasifikuojami kaip nemunicijos įranga. Jie remiasi kinetiniu perėmimu, tai reiškia, kad bando išjungti taikinį fiziškai jį taranuodami. O optiniai sekimo jutikliai ir įmontuota skrydžio valdymo programinė įranga padeda jiems prisitaikyti prie taikinio ir išlaikyti persekiojimą po paleidimo. Tai leidžia objektams diegti priešdroninės priemonės laikantis galiojančių reguliavimo ribų, nors ir tenka aukoti didesnį perėmimo patikimumą, kurį suteikia sprogstamosios galvutės. Dėl to sprogmenų nebuvimas tampa pagrindiniu apribojimu, nes kinetinis perėmėjas turi tiksliai pataikyti į taikinį, kad jį sustabdytų, o tai yra sunkiau prieš greitus, žemai skrendančius dronus, ypač jei aptikimas įvyksta vėlai ir lieka mažai laiko sureaguoti. Dronas su bomba dar labiau padidina riziką, nes net ir dalinis smūgis gali leisti sprogmeniui detonuoti šalia jautrios įrangos ar sandėliavimo zonų. Dėl to, net ir turint daugiau perėmėjų vietoje, naftos perdirbimo gamyklos išlieka pažeidžiamos, kai susidūrimams reikia tokio tikslumo, kurio improvizuotos komandos negali nuolat pasiekti. Apskritai tikėtina, kad Rusija plės rankomis paleidžiamų perėmėjų dislokavimą aplink svarbius objektus, net jei jie visiškai neišsprendžia grėsmės dėl biurokratinių apribojimų. Jei modeliai su sprogmenimis ir toliau bus draudžiami, perėmimas ir toliau priklausys nuo tobulo laiko parinkimo ir tikslumo, paliekant nuspėjamą nesėkmių procentą, kurį gali išnaudoti užpuolikai. Jei Rusijos valdžia galiausiai leis naudoti sprogstamosius perėmėjus griežtai kontroliuojant, sėkmės rodikliai galėtų pagerėti, tačiau valstybė sukurs būtent tas saugumo ir atsakomybės rizikas, kurių šiuo metu stengiasi išvengti.
Todėl naftos perdirbimo gamyklų apsaugos veiksmingumas priklausys ne tik nuo perėmėjų skaičiaus, bet labiau nuo to, ar Rusija sugebės įveikti savo vidinę biurokratiją.